Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šiandienos tema – dronai. Tie, kurie pakliuvo į mūsų šalį iš gretimos kaimyninės šalies. Bent jau taip teigia masinio debilizavimo priemonės. Kuo labiau gilinuosi, tuo tiksliau nesigilinu, kuo daugiau galvoju apie tai, kas nutiko, tuo mažiau tai darosi tikėtina ir tuo daugiau abejonių man visą tai kelia. Pradėkime nuo to. Jeigu įskrido dronas iš Baltarusijos, taip, pirmasis, tai kažkas turėjo padaryti išvadas, kad galbūt jų bus daugiau. Tada kyla klausimas, o tai kur mūsų visi tie tokie didvyriai iš Šaulių sąjungos, kurie ten dronų vadėliotojai, antidroneriai ir visi kiti? Tebūnie. Praleiskime juos. Kur tada mūsų krašto apsauga žiūri? Krašto apsaugos šitie ministrai ir visi kariai, mūsų šitie didvyriai, kurie aiškina, kaip jie Kaliningrado sritį sunaikins per 2 valandas, 2 dienas ar per akimirką. Jūs drono nesugebate surasti, mėlėjai. Ir jūs dabar užkariausite Kaliningrado sritį. Paimsite tai ir padarysite. Nu, tebūnie. Kur, klausimas, žiūri Vokietijos brigada esanti Lietuvoje? Niekas nesirūpina jų saugumu. Jie patys nesirūpina savo saugumu. Jie neturi oro gynybos sistemų. Puikiai pagalba. Ir mes jiems dabar dar mokam atlyginimus, mes juos išlaikome, mes jiems užtikriname pragyvenimą Lietuvoje, mes jiems nupirkome šaldytuvus, baltos spalvos transporto priemonės kareiviams. Matomai viskas ten gerai. Šaldytuvas jis šitiem ne maisto produktam turbūt. Gerai, toliau. Tai šauliai pas mus praskrydo. Ja? Šitie vokiečių brigada praskrydo jau, prasišovė. Klausimas, kur mūsų oro pajėgos? Naikintuvai ir visa kita. Vėl kažkas ne taip, ne? Kuo daugiau galvoju, sakau, čia tiek klausimų kyla ir atsakymų aš nemačiau mūsų žiniasklaidos priemonėse ar pasisakymuose tose oficialiuose. Gerai, galvojam sekančiai. Jeigu dronas atskrido iš Baltarusijos, tai kažkas turėjo protesto notą pateikti Baltarusijai. Klausimas, kaip Baltarusai sureagavo į tą protesto notą? Prašome, parodykite, kur Baltarusijos oficialūs asmenys kažką pasakė. Galbūt jie sutinka, taip, dronas iš mūsų. Tik tai jis ne mūsų, o ukrainiečių. Nes aš esu nekartą girdėjęs kalbas apie tai, kad ukrainiečiai su baltarusais turi sudarę susitarimų dėl dronų, kurie patruliuoja, sakykime taip, tarp ties Ukrainos ir Baltarusijos sieną. Ir būna, jie nutrūksta ryšys ir užskrenda į Baltarusijos žemės. Ir kad nekelti karinio konflikto ir kad nekelti aloso, tai yra priimtina Baltarusijai. Jie informuoja ukrainiečius, ukrainiečiai sako taip, tai mūsų dronas. Mes atsiprašome, nenorėjome. Arba dar kažkaip jie ten žodžiu išsisukinėja, bet baltarusai su ukrainiečiais turi palaiko tam tikrus santykius, tam tikrose formose ir neskelbia vieni kitiems karo. Tai galimas daiktas, kad, pavyzdžiui, iš tos pačios Ukrainos tas dronas atskrido ir nuskrido, jisai nepilotuojamas, nevaldomas. Taip, baltarusiai galbūt pasakė, taip, mes matėm jį, tik tais jisai skrido pro įvairius miestus, aplenkdamas miestus, skrido virš miško, mum jisai netrukdo, ten jūs aiškinkite su juo. Kaip variantas. Jis mažai tikėtinas, bet kodėlgi ne? Kitas momentas. O kas jeigu, pavyzdžiui, tas dronas yra Frankensteinas? Sakykime, Ukrainos teritorijoje ganėtinai nemažai panašaus tipo šitų dronų nukrenta, jos numuša, kaip teigia Ukrainos spectarnybos. Tai galimas daiktas, kad tai yra Frankensteinas surinktas iš tų numuštų dronų, kuris buvo valdomas kažkieno iš NATO šalies kareivių. Galbūt netgi mūsų šalies šitų Šaulių sąjungos dronerių. Jį surinko iš šlamšto, iš to, kas liko, iš kitų dronų, sakykime, ten
Iš 50 dronų pavyko surinkti vieną. Jį atvežė kaip ekspozicinį, parodyti lietuviams, kad lietuviai truputį adrenalino turėtų ir kad jiem atrodytų, kad mūsų čia tie kaimynai mus tuoj užpuls, todėl reikia suremti pečius, mokėti dvigubai mokesčių, reikia nebijoti eiti, kariauti, reikia palaikyti mūsų valdžią ir ten, žodžiu. Pasirinkite ten tą fantastiką, ką jie ten prisigalvoja iš tų šizofrenikų, gali visko tikėtis. Kodėl aš taip sakau? Nes vakarai mėgsta tokio pobūdžio teroristinės akcijas. Tai yra bauginimo. Terorizmas tai yra bauginimas siekiant politinių tikslų. Galimas daiktas, sakykime, kažkur nuo Baltarusijos sienos pasienio pakėlė tą droną, mūsų šauliai, mokyti tie droneriai, pakėlė tą droną ir su juo nuskrido Klaipėdos link. Ar kur jie ten nuskrido, ten jį sėkmingai nuleido, greitai susirinko, susipakavo. Kodėl aš taip kalbu? Dabar pabandykime įsivaizduoti, kad tą droną kažkur jisai nukrito. Ne? Tas dronas, kurį paleidom, kaip aš galvoju, galėtų būti, galimai. Paleido mūsų tie nuostabus Šaulių sąjungos droneriai. Tas šahedas ar gerbera, man atrodo, gerbera, net, žodžiu, tas gražus augalas, ta gėlytė. Ta gėlytė kažkur nukrito, ją surado koks nors kaimietis, nufotografavo, įdėjo į Facebooką ir, sakykime, kas nors iš gamintojo, pavyzdžiui, iš Rusijos federacijos, arba atstovai Rusijos federacijos, galbūt Baltarusijos, pagal tos detalių kodus, kurie yra ant fiuzeliažo, ant kitų dalių, pagal tos detalių kodus nustato, kad, sako, žiūrėkit, šitas fiuzeliažas buvo pagamintas tada tai ir tokią tai dieną Ukrainoje nuskrido į Kijevą. Tas variklis su tokiu tai detalės kodu, jisai buvo tam drone, kuris nuskrido, nežinau, kur jie ten, į Harkovą. Nusileido, buvo bombarduotas kažkoks ten gamykla Harkovo regione. Ta detalė su tokiu tai kodu buvo ant to šahedo. Ir būtų labai negražu. Įsivaizduojat, kaip būtų nemalonu mūsų masinio debilizavimo priemonėm ir mūsų šitai šalies vadovybė, jeigu išaiškėtų, kad tas Frankensteinas yra mūsų vakariečių, viso civilizuoto demokratinio pasaulio vakariečių darbas. Galite pasakyti, nesąmonė, taip negali būti. Taip yra buvę 100 kartų. Kapitalistai taip yra darė ir darė. Pavyzdžiui, aišku, dabar visi sakys, ten čia Rusija tokia. Pakalbėkime, mes visi žinome, kad Rusija yra siaubinga šalis, baisi, ten totalitarinė ir visa kita. Mes dabar pakalbėkime apie vakariečius, nuostabius, tyrus, gerus, švarius. Pavyzdžiui, gal kas prisimena, kaip prasidėjo kariniai veiksmai Lenkijoje 41 metais, 40-ais, kai Vokietija, koks miestas pajūryje, Baltijos pajūryje, ten miestas kažkas apšaudė kažką, būtų įdomu sužinoti. Kitas toks įdomus teroristinis aktas, kuris man labai toks, dažnai aš jį prisimenu, tai yra Kolinas Pauvelas, Jungtinių tautų asamblėjų salėje, pakratė mėgintuvėlių su kažkokios neaiškios baltos spalvos milteliais ir Jungtinių Amerikos valstijų kariai atsistojo, pamosikavo rankytėm, sušoko į lėktuvus ir nuvarė bombarduoti Iraką. Bombardavimo metu, visų šitų karinių veiksmų metu, žuvusių 600 000. Taip, šiaip, tarp kita ko. Ir bombardavo, to 600 000 nugalabėjo, jau tarptautinė visuomenė sako, tai kur, parodykit mums tą, kur tie masinio naikinimo ginklai, kur jau ten jūs. Kad mes pajuokavom. Ne tai, kad pajuokavom, jų tiesiog ten nebuvo, mes neradom, matomai kažką suklydom. Nuostabu. Įsivaizduokit, tai ten 600 000 pakračius milteliais, 600 000 žmonių neteko gyvybių. Kodėl jūs įsivaizduojat, kad šitą negalima čia su to lėktuvėliu tokio pokšto padaryti? Kodėl jie negalėtų padaryti to? Koks tikslas, galit paklausti?
sujungti visuomenę, kad jinai kovotų su nuožmiu priešu, priešais jo, su šitais Lukašenka ir Putinu. Supraskit mane teisingai. Aš nesakau, kad tas dronas negalėjo atskristi iš Baltarusijos. Aš to neneigiu, mėlėjai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad aš netikiu nei vienu mūsų Lietuvos Respublikos valdžios, valstybės tarnautojų, išrinktųjų, žodžiu, netikiu nei vieno mūsų to karo vado, didingo vyro, kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę, nei vienu jo žodžiu. Kaip netikiu nei vienu masinio debilizavimo priemonių veikiančių Lietuvoje žodžiu. Visa tai yra kompromituota. Jie susikompromitavę ant kiekvieno kampo. Ir ne vieną, ir ne du, ir ne 3000 kartų. Aš nesakau, pasikartosiu, aš nesakau, kad iš Baltarusijos negalėjo atskristi tas dronas ar tie dronai. Aš sakau, kad aš netikiu nei mūsų šalies vadovybę, nei masinio debilizavimo priemonėmis, nei mūsų krašto apsaugos sistema ir jų atstovais. Aš mūsų šalyje netikiu jokiom valstybinėm taip pasakiau. Ne. Čia biškai aš persistengiau. Toks ant jausmų, ne. Dar šiai dienai šiek tiek pasitikiu policiją, pasitikiu kitom instancijom. Yra instancijų, yra žmonių, kurie, bet Seimo nariai, mano manimu, visi iki vėl dabartinė istorija su šito Palucku, ne Palucku, melagis, akivaizdžiai melavo ne vieną, ne du kartus. Šalia yra bendrininkai, kurie jį palaiko, kurie jį dangsto. Ir dabar aš kažkodėl turėčiau tikėti, kad tas dronas su štai tokiu bagažu klausimu, su tokia priekaba klausimu, jisai paleistas iš Baltarusijos. Da netikiu. Loginių spragų yra gerokai daugiau nei paaiškinimų. Tai vat, štai tokia mano pozicija šitų dronų klausimų. Viso geriausio.